Dobužinskis vienas iš Vilniaus simbolių, prieš Pirmą pasaulinį karą labai svarbus. Aišku, meno pasaulyje Dobužinskis tai visų pirma europiečiai. Ir tokie, sakyčiau, radikalūs europiečiai. Ką ir jų amžininkai pažymėjo ir po revoliucijos sudėtingas jų likimas, kaip beveik visi jie emigravo. Visą laiką tai yra susiję su Lietuva, nes iš Peterburgo geležinkelis, visos kelionės per Vilnių ir kiekvienam menininkui turbūt labai svarbi jo išsilavinimui, jo savęs supratimui. Pirma kelionė į Europą, Europos muziejus ir buvo važiuojama per Lietuvą ir kitas jau Prūsijos miestas Eitkūnai. Ir visi kaip vieną savo atsiminimuose prašo tą pirmą įspūdį, kaip jie pakliuvo į Europą. Nes tai menininkui labai svarbu ir be abejo tą fiksavo savo albumuose. Po to galima pamatyti teatro dailėje, kažkokius tokius atsiminimus, matytus tos daiktus. Ir visiems labai labai svarbu. Šioj parodoj eksponuojamas Dobužinskio pasas, tiesiog jie iš jo matosi, kiek jisai daug keliavo, ten tiesiog jau puslapio trūksta. Ir kad tai visų pirma tai yra Europos kultūros paveldas pačia gerąja, pačia plačiaja prasme. Tas Mstislavo, tas atvirumas pasauliui, tas noras pažinti, piešti kažką, jisai buvo anksti vaikystėje dar tėvo pastebėtas ir jisai tuos visus polinkius skatindavo. Ta prasme, jis visą laiką pamatydavo, kad vaikas susidomi piešimu, jisai turėjo priemonės, turėjo galimybę tiesiog save išreikšti. Tėvas Valerianas Dobužinskis šiaip tai buvo ilgą laiką pačiu pagrindiniu jo gyvenime žmogum. O tėvas suteikė jam tokį labai platų literatūrinį išsilavinimą. Namuose buvo nepaprastai didelė ta biblioteka, kur ten buvo ne tik grožinės literatūros kūriniai, bet ir daug istorijos knygų, įvairių gamtos mokslo knygų. Jų susitarimas buvo toks, kad svarbiausia, kad jisai taptų išsilavinusiu žmogumi, kad jis taptų europiečiu ir kad visų pirma įgytų gerą universitetinį išsilavinimą, o tada jau galės pasirinkti savo kelią. Kadangi baigus tas teisės studijas Peterburge, vis dėlto domėjimasis daile niekur nedingo. Tėvas buvo būtent tas žmogus, kuris suorganizavo pirmąją Mstislavo Dobužinskio kelionę į užsienį. Ir taip Dobužinskis išvyko į Miuncheną, ir kuris tuo metu buvo toksai Jugendo stiliaus centras, ten buvo įsikūręs Miuncheno secesijonas, kur traukė tiesiog naujovių dailėje ir architektūroje ieškančius menininkus. Ir būtent tenai nuvykęs, pabuvęs toje aplinkoje, jisai galutinai apsisprendė tapti dailininku. Iš pradžių mokėsi Antono Ašbės tapybos studijoje, išmokėsi tapybos, o vėliau perėjo į Simono Hološio irgi dailės mokyklą. Čia jisai sutiko pirmąjį meno pasaulio draugijos atstovą, tai Igorį Grabarį. Pažintis buvo labai reikšminga dar ir dėl to, kad Grabaris, būdamas labai plataus išsilavinimo, tapo Mstislavui tokiu kaip gidu po tą meno pasaulį. Ir taip pat Grabaris supažindino jau po visų mokslų ir kelionių su meno pasaulio draugija ir įvedė į tą ratą. Kaip scenografo kelias vėlgi prasidėjo turbūt meno pasaulio draugijos tiesiog įtakoje, kadangi kaip iš to rato jo vienas geriausių draugų ir tokių irgi ir mokytojų buvo Aleksandras Benua, kuris skatino Mstislavą neužsidaryti kažkokioj vien tik tai tapyboje, tarkime, ar vien tik tai grafikoje, išbandyti kažkokias naujas technikas, naujas galimybės. Ir tokiu būdu jį kaip ir pastumėjo kurti scenografiją. Pirmieji scenografijos darbai buvo sukurti 1907 metais senovinėme teatre, kur Dobužinskis sukūrė scenovaizdžius ir kostiumus tokiai Adamo Aliečio pastoraliai, vaidinimas apie Robeną ir Marijon. Čia toks buvo pirmas žingsnis į teatro pasaulį. Visi tie istoriniai įvykiai visiškai pakeitė gyvenimą, čia įvyko revoliucija,
perversmas, jisai suprato, kad turbūt šitoje šalyje nepavyks gyventi. Tarp jo pažinčių buvo Jurgis Baltrušaitis, kuris padėjo jam gauti Lietuvos pilietybę, bet jisai optavo Lietuvos pilietybę, o tai reiškia, kad jisai pasirinko būti lietuviu. Iš tikrųjų, tą meilę visą istoriniai tėvynei jisai paveldėjo iš savo tėvo tiesiogiai, jos tas savo ruoštų iš senelio. Nes Mstislavas buvo 4. kartos Dobužinskis, gimęs jau ne Lietuvoje, gimęs Rusijoje, Naugarde. Tačiau jo aplinkoje, jo šeimoje ta lietuviška kilmė buvo be galo svarbi, jie ją didžiavosi. Visi žinojo, kad tai yra lietuvis ir pats jis save tokiu laikė ir jo aplinkos žmonės pabrėždavo tą kilmę. Ir Vilnius kaip miesto dailininkas, miestas kaip tema, tai viena iš svarbiausių temų Dobužinskio kūryboje. Jo tas garsusis paveikslas Tilto gatvė, tai vėlgi vienas iš Vilniaus simbolių. Tokių kūrinių netiek jau daug jo kūryboje, ir vis tiek kažkoks kamertonas pataikymas į tą miesto dvasią, kad kokia bebūtų paroda, koks bebūtų leidinys, bet to paveikslo tai nėra įmanoma, jis kabo pastovioj nacionalinės dailės galerijos ekspozicijoje ir tai labai jautriai kaip simbolis to meto Lietuvos, Vilniaus, kaip turėtų Vilnius atrodyti, kaip jis turėtų būti išsaugotas. Ir ne veltui toje vietoje ir paminklas Dobužinskiui stovi. Dobužinskis atvyko į Lietuvą 1925 metais ir iš karto sulaukė didžiulio dėmesio, kai sukūrė scenografiją ir kostiumus Piotro Čaikovskio operai Pikų dama Valstybės teatre. Bet iki tol jau jis buvo Paryžiuje, galima sakyti, apšilęs kojas. Pirmieji apsilankymai gal tokie daugiau buvo žvalgybiniai, pasižiūrėjimas, aišku, ir kūrė, piešė, yra išlikę Paryžiaus vaizdų iš ankstesnio laikotarpio. O galima sakyti, kad nuo 1913 metų visa Dobužinskių šeima jau labai kažkaip tai Paryžių pamėgo ir 13 metais jis Paryžiuje apsilankė su visais savo vaikais. Ir paskiau jau irgi užbėgant už akių šiek tiek Rostislavas Dobužinskis, jo sūnus, ten įsikūrė ir ten visą, arba bent jau didžiąją dalį savo gyvenimo Paryžiuje ir praleido. O pirmasis toks Dobužinskio susidūrimas su teatru arba su kultūra, kai jis buvo ne kultūros vartotojas, bet kūrėjas, įvyko 1914 metais, kai, žinom tą irgi populiarų Sergejaus Diagilevo sumanymą pristatyti Europos sostinėse rusų operą, rusų baletus. Ir Dobužinskis taip pat gavo užsakymą sukurti scenografiją vienam iš baleto spektaklių Drugelis. Ir tas spektaklis kaip tik ir buvo parodytas Paryžiaus operoje. Tai nuo to laiko Dobužinskis jau buvo žinomas Paryžiaus aplinkoje ir nors tokių jo darbų didžiosiuose, svarbiausiuose scenose vėliau nebebuvo, bet vis tiek jis tikrai patraukė dėmesį ir paryžiečių, bet taip pat ir tų menininkų, kurie Paryžiuje įsikūrė po spalio revoliucijos, nes vis dėlto ta didžiulė buvo emigracijos banga iš Rusijos ir Paryžiuje buvo didelė, kūrybinga rusų bendruomenė ir su ta rusų bendruomenė Dobužinskis irgi palaikė labai artimus ryšius, dalyvaudavo jų parodose, jų įvairiuose renginiuose ir taip toliau. Po debiuto Kaune Dobužinskis vėl išvyko iš Lietuvos, tikrai debiutas buvo labai sėkmingas, ovacijos po spektaklio ir taip toliau, bet jis išvyko į Paryžių. Tie keleri metai, kol vėl sugrįžo Dobužinskis į Kauną, buvo irgi labai produktyvus ir tame laikotarpyje Dobužinskis aktyviai bendradarbiavo su teatro prodiuseriu, režisieriumi Nikita Balievu ir sukūrė scenografiją, kostiumus keletui jo teatro Šikšnosparnis Lišovsury spektakliams. Tai irgi yra išlikę ir scenovaizdžio eskizai šito laikotarpio.
ir žinoma daug Paryžiaus vaizdų, nes Dobužinskis, kaip ir daugelis menininkų, tikrai sėmėsi ir tokių įspūdžių, bet kartu ir lavino savo ranką, piešdamas vieną ar kitą jį sudominusį vaizdą. Ir čia ne tik apie Paryžių galima pasakyti, bet apie visas šalis, kur Dobužinskis lankėsi ar gyveno, ir lietuviškų peizažų, taip pat turim labai daug lietuviškų įvairių miestų kampelių jo užfiksuotų. Mstislavas labai džiaugiasi valstybės teatro dirbtuvėmis. Apskritai to darbo valstybės teatre jam buvo tai kaip atgaiva, man atrodo, kaip teatrui labai pasisekė, kad jie gavo patyrusi dailininką, kurių tuo metu tokių nebuvo. Čia visiems tas teatro pasaulis buvo naujas, o čia atvažiavo žmogus beveik 20 mečius išdirbęs teatre ir jisai labai noriai dalinosi tą patirtim. O teatro dirbtuvėse jisai turėdavo galimybę pats pereiti teptuku per tas ištemptas drobes, tiesiog suteikti tokį autorinį potėpį. Į tą scenografijos kūrimą šiaip labai atsakingai žiūrėdavo, jisai tiesiog kaip mokslininkas kaupdavo tą medžiagą, kai jisai gaudavo užsakymą kurti spektaklių, jis apie tą laikotarpį, apie tą visą gyvenimo būdą. Jeigu nerasdavo vietiniam archyve medžiagos, jis galėdavo keliauti į kitą šalį, kitą muziejų, žiūrėti, rinkti medžiagą, jisai pats sukaupęs tiek medžiagos buvo. Visą laiką siekia žinoti daugiau, negu to reikalauja tas tiesioginis darbas. Garsėjo tai tiesiog to sugebėjimų scenoje sukurti būtent tam laikotarpiui ir būtent tai vietai būdingą dvasią. Tai nebuvo nukopijuoti, bet taip kaip, tarkime, Paryžius va toks, koks jis yra, bet jisai iš kažkokio tam pačiam Paryžiui būdingų elementų sukurdavo savo miestą, pavyzdžiui, arba savo tą aplinką. Scenoje jis irgi nerodydavo tos fasadinės kažkokios tai miesto pusės, tarkim, jeigu taip mieste veiksmas vyksta. Panašias kompozicijas galima išvelgti ir jo tuose architektūriniuose peizažuose, užrašų knygutėse, tie rakursai kažkokie, juos jis irgi sugebėdavo panaudoti scenoje. Tas darbas valstybės teatre Kaune galbūt buvo toks vis dėlto reikšmingiausias jo kaip teatro dailininko karjeroje, nes jis turėjo nuolatinę vietą, kur įgyvendinti savo sumanymus, nereikėjo jam laukti, kol kas nors parašys laišką, kaip tuo metu būdavo, kad štai galbūt jūs sutiktumėt ką nors sukurti, nes tas jau antrasis laikotarpis Kaune iki 35 metų tikrai buvo labai intensyvus, labai daug spektaklių sukurta, operų, dramų, baletų, ir pats Dobužinskis ne kartą yra laiškuose sakęs, kad sąlygos jam dirbti idealios. Ir tikrai pasižiūrint archyvinius šaltinius, kad ir įvairius algalapius, jam buvo dosniai mokama, jis galėjo pirkti medžiagas, kokių jam reikėjo, nebuvo taupoma, ypatingai iki 35 metų vėliau prasidėjo krizė ir teko visiems ten spaustis diržus, veržtis. Bet tas laikotarpis tikrai, mano galva, Dobužinskiui labai buvo reikšmingas, nes vėliau, kas vyko jau po to, po 35 metų, buvo tokios jo, tokios epizodinės kūrybinės tokios manifestacijos atskiruose teatruose, jūs nebebuvo susistaistęs su kokiu nors vienu teatru. Ir tai buvo tiesiog jau tokio brandaus menininko toks gyvenimas, tiesiog ir laukiant pasiūlymų, galbūt ir tų pasiūlymų ieškant. Jau išvykęs iš Lietuvos, pirmiausiai jis iškeliavo 35 metais į Londoną ir paskiau jau vėlgi tai buvo jam labai paprasta iš Londono atvykti į Paryžių ir tikrai jis atvykdavo dažnai. Tai tokių ryškesnių teatrinių spektaklių dabar ko gero ir neprisiminčiau, kad būtų jie įgyvendinti ir būtų turėję kokį nors tokį ryškesnį rezonansą.
Jo pažintis su Michailu Šekovu ir jie turėjo irgi bendrų darbų Valstybės teatre Kaune, sąlygojo Dobužinskio išvykimą į Jungtines Amerikos valstijas, ten su Čechovo teatru būta sumanimų ir įgyvendinta sumanimų ir su kitomis teatro trupėmis, bet Europoje kai kurie sumanimai buvo ir neįgyvendinti. Buvo sumanyta dar 1945 metais Paryžiaus operoje pastatyti Leo Delibo Kopeliją. Baletas mums yra labai šitas reikšmingas mūsų kultūrai, nes nuo šito spektaklio prasidėjo ir Lietuvos baleto istorija, kaip tik prieš 100 metų, gruodžio 4 dieną minėsime. Dobužinskis, žinoma, šį pastatymą įgyvendino vėliau, 1933 metais, bet tas pastatymas irgi prisidėjo, galima sakyti, prie Dobužinskio tokios gal ir tarptautinės šlovės, nes kartu su Valstybės teatro baleto trupe Dobužinskio spektaklis Kopelija buvo išvežtas į gastroles į Monte Carlo 1935 metais, vėliau į Londoną ir yra išlikusi įdomi Dobužinskio korespondencija apie štai tų spektaklių rodymą Kazino teatre Monte Carle, Alhambros teatre Londone ir ten irgi rašo jisai savo žmonai apie ovacijas, apie tai, kad žinovai skatina, kad Dobužinskio spektaklius, sukurtas dekoracijas, kostiumus privalo pamatyti Paryžius, bet vėliau tai kažkaip neatsitinka vis dėlto. Ir ta Kopelija, kurią Dobužinskis kūrė ir kurios eskizai yra išlikę, kuri buvo suplanuota Paryžiaus operoje 1946 metais, jinai taip ir nebuvo įgyvendinta. Nors paskiau iš Amerikos Dobužinskis vėl grįžo į Europą ir vėl tas Paryžiaus lankymas tikrai buvo dažnas, dirbant kartu su sūnumi Rostislavu Dobužinskiu, žinom, berods 1951 metais jų bendrą darbą baletą Kaukazo belaisvis pagal Chačaturiano muziką Imperijos teatre Paryžiuje. Tiesa, dar įdomus toks paryžietiškas epizodas buvo 1937 metais, kai vėlgi iš Rusijos atvykęs režisierius Fiodoras Ocepas sumanė pastatyti filmą Pikų dama. Ir šita tema Dobužinskiui buvo labai artima ir šitą temą jis turėjo progų labai taip talentingai atskleisti 25 metais ir vėliau jau ketvirto dešimtmečio pradžioj Valstybės teatre. Ir tas filmas, matyt, irgi buvo tokia reikšminga Dobužinskio karjeroje, tokia kūrybinė tokia detalė. Nors vėl yra tokių kaip ir abejonės keliančių šaltiniuose užuominų, esą Dobužinskis pradėjo, bet to filmo nebaigė, nes turėjo išvykti į kitą šalį, gal gavęs kažkokį užsakymą, bet kaip ten bebūtų, filmo titruose yra Mstislavo Dobužinskio pavardė. Žiūrint, yra tikrai tam tikrų sąsajų su tais kostiumais, kuriuos tarp tų kostiumų, kuriuos matom filme, ir tų kostiumų, kuriuos Dobužinskis kūrė Valstybės teatro Pikų damos pastatymams. Tai buvo labai talentingas menininkas, labai kūrybingas, nors kai kurias savo idėjas ir kartodavo, ir minėjau tą Kopelijos variantą, tai, ką matom ir matėm Valstybės teatre, tie patys sprendimai buvo pakartoti ir tam Paryžiaus neįgyvendintam projektui ir dar vėliau 1957 metais Dobužinskis sukūrė Kopelijos scenovaizdžius Marija Rambert trupei Anglijoje. Ir yra išlikusios nuotraukos iš to spektaklio ir matom tikrai kitokį, bet atpažįstamą tą kaunietiškos Kopelijos variantą. Tad vėl čia įdomus dalykas, kalbant apie menininko
idėjų tam tikrą tobulinimą, tam tikrą savo sprendimų redagavimą, keitimą, nes tu gali kažkokius pagrindinius akcentus atpažinti, bet vis tiek tai yra ne savęs kopijavimas, bet tiesiog grįžimas vėl prie tos pačios temos su nauja energetika, su nauja tokia kūrybinė aistra. O Dobužinskio braižui tai tikrai būdingas toks ypatingas muzikalumas, sakyčiau, ta linijos reikšmė ir taip pat spalvos, skambesys, spalvų įvairių tonų deriniai, kurie kaip tik ir žavėjo to laikotarpio žiūrovus. Vis dėlto Dobužinskio amžinojo poilsio vieta irgi yra Paryžius. Jis mirė Jungtinėse Amerikos valstijose pas sūnų Vsevolodą, tačiau palaidotas yra šalia Paryžiaus esančiose Saint-Geneviève-de-Bois kapinėse kartu su savo žmona ir vėliau prie jų prisišliejo ir Rosislavas Dobužinskis su savo žmona. Būtent ten jisai grįžo, nors kaip ir tas amerikietiškas laikotarpis irgi jo biografijoje toks turi vietą, bet tas grįžimas irgi, matyt, pasako apie Dobužinskio požiūrį į Paryžių. Nežinau, ar tai buvo išsakyta jo testamente, ar jis iš tikrųjų apie tai galvojo ir tą juodu ant balto užrašė, bet faktas yra tas, kad Dobužinskių kapą galima aplankyti netoli Paryžiaus. Be abejo, tai yra mūsų kultūros dalis, be abejo, mes to atsisakyti negalim. Lietuvai čia problemos nėra, Dobužinskio gatvė, paminklas prie katedros. O tam visam karo kontekste, tam tikrą prasme, Dobužinskas irgi yra to karo Ukrainoje auka. Kaip ir visas meno pasaulio paveldas. Nors atsisakyti jo būtų neteisinga, čia tas pats kaip atsisakyti Krymo, Mariupolio. Man atrodo, nereikėtų priešam atiduoti tų meno pasaulio dailininkų. Ką su tuo daryti, pasakys ateities kartos. Dabar svarbiau tą viską išgelbėti, evakuoti Lietuvą ir ko gero parodyti Europoje. Kadangi Dobužinskis visą gyvenimą keliavo į Vokietiją, Prancūziją, tai galbūt ta plačiaja prasme meno pasaulio kolekcija iš Ukrainos, jeigu ją pavyktų evakuoti, būtų galima taip ir parodyti per visas vietas. Gana didelis susidomėjimas, gana dažnai kreipiasi kolekcininkai, vis kažką suranda Dobužinskio, tam bandoma atributuoti, kiek tas yra įmanoma. Aukcionuose po truputį būna jo darbų ir tai tikrai nėra užmirštas dailininkas.